Sveiki visi. Noriu parodyti kontrolerį, kurį parduodu, nes stovi jau praktiškai 2 metai be darbo. Tai čia yra ukrainiečių gamybos mini Vincan, kažkas tokio, dabar neatsimenu tiksliai. Žodžiu, visa dėžė, vatmetras, temperatūros dačikas, kaip sakant, rodiklis, paskui temperatūrinė relė, ten stovi ventiliatorius. Pats kontroleris yra ukrainiečių gamyba, žodžiu, šitas ir šita visa plata yra ukrainiečių gamybos. Toliau viskas mano yra padaryta, sudėta į tokią dėžę, diodo tiltelis 200 amperų, ten ventiliatorius, kaip sakiau, šone yra ertmės, čia yra vatmetris iki 300 voltų, žodžiu, kontroleris tiek tinka 12, 24, 48 voltų sistemai. Čia, žodžiu, rielutę reikia prijungti prie akumuliatoriaus, jinai įsijungia, nusistato temperatūrą ir, sakykime, užkaitus kontroleriui, ten užšilus, įjungia automatiškai ventiliatorių, kuris neatsimenu dabar ar traukia ar pučia, bet, žodžiu, padaryta taip, kad aušintas visą sistemą. Čia, kaip mato, dabar akumuliatoriai 48 ir 6. Žodžiu, jisai dirbęs tik tais ant keletą jėgainių pabandymai, bet stovis man reikalingas. Dabar aš čia visą sistemą ėmu lauk, perdarau ir man jisai nereikalingas. Tai visą šitą kontrolerį su visą dėžę, galiu netgi ir su visu valdymu, kaip sakant, su visais automatukais DC specialiais, atiduoti už 250 eurų ir turėsit kontrolerį. Aišku, jisai ne MPPT, iškart pasakau, jis yra PVM-inis. MPPT yra žymiai brangesnis, bet veikia, kaip sakant, dirba savo darbą kuo geriausiai. Kažkada pačioj pradžioj jėgainės dirbdavo tik nuo diodų tiltelį, vatmetris būdavo pajungtas, na, čia jau yra pats kontroleris, žodžiu, ir balastą, čia dar tiesa mygtukas yra, paspaudė, pasikeičia, galima nustatyti, kiek norime akumuliatoriaus voltažas. Sakykime, statom 56, einam toliau, čia yra kiek amperų į akumuliatorius, taip pat galima mažinti, didinti, čia yra į balastą, kiek procentų mest, čia dabar tiksliai nepasakysiu, bet jisai, man atrodo, nelabai ką reikšdavo. Čia jeigu jungiant animometrą dar, man atrodo, vėjo. Na ir viskas, čia labai paprasta, viskas čia yra balastas, akumuliatoriai, amperažas, čia kiek iš vėjo jėgainės pareina vatų. Taigi toks kontroleris, gal kam pravers, tikrai žymiai geriau negu tie kinietiški ale MPPT kontroleriai, kurie kainuoja irgi ten, sakykime, nuo 150 iki 300 eurų ir niekam tikė, tai šitas daug geriau veikia negu anie. Jeigu ką, rašykite asmeniškai, šnekėsim dėl kainos, truputėlį galim paderinti, kažką suderinti. Siunčiu visus Lietuvos miestus, kaip sakant, per paštą, per paštomatą, per autobusą, nesvarbu. Žodžiu, toks kontroleris. Dar užmiršau paminėti, yra lygiai toks pat antras kontroleris, tik be dėžės. Tai dar pridėsiu ir antrą kontrolerį.
žodžiu, ekranėlis, visas kontroleris, tik be jokių vatmetrių, be nieko. Tai va, dadėsiu dar ir tą kontrolerį, žodžiu, 250 eurų, jau tada bus nebederinima kaina, bet užtat bus praktiškai 2 kontroleriai, kurį galima naudoti irgi susidėjusi dėžutę kažkokią į korpusą.